Kai buvom susikūrę vertinimo kriterijus, nustatėm, kad kursas baigiamas egzamino testu ir turbūt dažniausiai tai vyksta paskutinė savaitė mūsų mokslų. Ir galim vėlgi pakoreguoti. Tarkim, 2.0 nuo 0.13, 0.4, 0.8 iki 0.13, 0.4, 14. Egzamino testas. Išsaugoti pakeitimus. Taip, paskutinę savaitę, matom, bus egzamino testas. Taip, pridėti veiklą ar resursą, renkamės kontrolinius, ties užsiėmimai. Spaudžiam pridėti. Pavadinimas. Egzamino testas. Atlikite šį testą ir atsakykite į klausimus. Yra lygiai taip pat galima nustatyti, kiek laiko bus galima vykdyti, sakykime, užduotį, egzaminą ar panašiai. Tarkim, įgalinti. Matom, pagal nutylėjimą reiškia, yra galima neribotą laiką atsakinėti klausimus ir vykdyti egzaminą. Dabar, sakykime, mes galim nustatyti, kad, tarkim, taip, kaip mes čia sutarėm, bus balandžio nuo 8 iki 14. Taip, nuo balandžio, tarkim, nuo 8 dieną, 11 valandą ir jis baigsis balandžio 8 dieną, 12:30. Čia yra nustatoma, kokio laiko rėžį galės studentai prisijungti ir bandyti spręsti užduotis šitas. Tai reiškia, šiuo atveju mes balandžio 8 dieną nuo 11:00 iki 12:30, tai yra pusantros valandos laikotarpį, jie gali spręsti testą. Kitas variantas galima padaryti, kiek laiko valandomis, dienomis, sekundėmis, minutėmis, tarkim, jam duodam 45 minutės. Iš viso. Tai reiškia, jis galės prisijungti bet kada tuo laiku, bet turės tik 45 minutės atsakyti klausimus ir išspręsti testą. Taip, įvertinimą mes turim parinkti, tai jau yra arba vienas iš tų mūsų kategorijų, kurias mes sukūrėm, tai yra egzamino testas. Kiek kartų galima bandyti. Čia priklausomai nuo įstaigos politikos, 1, 2, 3 kartus. Išdėstymas. Yra variantas, kaip galima išdėstyti klausimus. Tai yra taip, kaip nurodyta ekrane. Tai kitaip tariant, pirmas klausimas buvo šitas, antras, šitas, trečias, šitas. Bet jeigu aš parinksiu išmėtyti atsitiktinai, tai gali būti ir bus, kad vienas studentas matys pirmų klausimų apie vieną dalyką, kitas studentas šalia sėdintis pirmų klausimų apie kitą dalyką. Ir čia galima nurodyti dar tokį dalyką, kad, sakykime, reikalingas slaptažodis. Tai šiuo atveju be slaptažodžių vartotojai net negalės pradėti spręsti testų. Tai yra vėlgi kažkoks tai variantas, kad būtinai turi ateiti studentas į paskaitą, tarkim, prie kompiuterių, gauti slaptažodį ir tada dirbti. Aišku, dar yra kitų variantų, kaip pavyzdžiui apriboti IP adresą, kitaip tariant, kad tik tai iš tos mokyklos potinklio būtų galima prisijungti. Bet čia ne taip ir svarbu. Ir čia yra atsakymai, sakykime, pagal vertinimą, sakykime, tas vadinamas feedback, tai yra grįžtamasis ryšys, atsakomasis veiksmas, ką sistema turėtų parašyti kiekvienu
kiekvienu atveju, sakykime. Nu, tai teisingai, ten tarkim, jeigu gavo maksimaliai 5 balus, atsakėte į visus klausimus. Nu, tarkim, čia gali būti, reikia pasistengti, jeigu, tarkim, gavo kokius 3 balus, prastai, jeigu gavo 2 balus ir neišlaikėte, tarkim, jeigu su 1 balu. Ir spaudžiam išsaugoti, grįžti paskaitą. Taip, dabar susikūrė egzaminų testas. Bet čia yra tik tai pavadinimas ir dar jokių užduočių mes kurti nepradėjom.